Kuo toks įsitempęs? Klausyk, Atsipalaiduot tau reikia. aš negaliu atsipalaiduoti. Nesuprantu, Petrai. Tai kas atsitiko? Kažkoks kitoks pasikeičia visiškai. Petrai, pradžiui persirink. Gal padės? Galėsi kažką pasipasakot? Atsimykit žmonės. Kančia geriausias dalykas. Čia, kam jis geriausias dalykas? Nekaltiem žmonėm. Tai va tada jie pradeda suprasti. Čia jau gaunasi kažkoks fetišas? Gal konkrečiau turi kokį pavyzdį? Aš ir va vieną draugą atsimenu. Ne draugą, palikau aš jį. O tai kam tu nedraugą palikai? Jis buvo blogas. Labai žiaurus žmogus buvo. Bet Petrai, gerųgi nebūna. Palikau ir viskas. Nu tu duodi, Petrai. Aš tai tavęs gyvenime nepalikčiau. Aš tai tave, kai tu sakai gyvenime nepalikčiau žmogaus, aš tave tai iš karto palikčiau. Tai ką, mes dviese nebeskintumėm uogų ir nebegrybautumėm? Man pochui tau būtų. Nu Petrai, Tave reikia palikti. kaip tu čia dabar taip kalbi? Tavęs jokio gailesčio tau nereikia jausti. Achujet, nu Petrai, blėt, ką aš tau padariau? Tau tik tai, žinai, kančios reikia. Kokios nachui kančios? Tu nuodas esi. Nu kad nenuogas? Ar tu sakai, kad aš nuodingas? Gal tu žinai, kiek žmonių per tave kentėja ir dachuje. Nu kodėl tu taip kalbi? Ką neduotum man antro šanso? Tau žinai, kur antrą šansą geriausiai gyvenime duoti. Kančių tau reikia gerų pakentėti. Tai kai sekantį kartą grybausim, galim gyrę man prie kojos pririšti. Aš tave sakau, miške palikčiau iš karto. Net nevilkčiau, palikčiau miške. Blėt, Pėte, tu žiaurus draugas. Labai žiaurų šiais laikais žmonės. Kiek aš realybėje žiaurių žmonių esu matęs. Labai daug žiaurių. Žinai, tu galėtum būti psichiatras. Klausyk. Psichiatras. Nu, sakyk. Aš sakiau, aš ką noriu, tą darau gyvenime. Ir ką gauni finale? Gyvenimas nubaudžia. Tai jis toks pats žiaurus, kaip ir tu. Ir tokie žmonės eina į bažnyčią. Dieve, Dieve.